Liko mėsos nuo barbekio? Pasigaminkim koldūnų. Sveiki visi, aš Marija. Gaminam. Pasiruošim tešlą. Į miltus. Mušam kiaušinį. Truputėlį paplakam. Beriam truputėlį druskos. Vandens pilam. Ir išmaišom. Ir taip minkom, kol turėsim kamuolį. Su rankom bus lengviau dabar. Jei matom, kad tešla nesusiminko, pridedam vandens truputėlį, šaukštą. Paminkom toliau. Atrodo, tešla dar nesulimpa, dar trapi. Dar šaukštelį vandens. Pabaigsim minkit ant lentos, patogiau bus. Tešla susiminkė į minkštą elastingą kamuoliuką. Padedam ją pailsėti. Uždengiam. Kol tešla ilsisi, pasiruošim įdarą. Į smulkintuvą dedam barbekių mėsos, brie sūrio be odelės, Worcester padažo, šaukštą viskio, truputėlį druskos ir susmulkinam. Paragaujam. Skanu. Tešla pailsėjo, tad imsimės kočioti. Susipjaustom gabalais, iškočiojam. Kuo ploniau, tuo skaniau. Išsikočiojam 2 lakštus, vieną apibarstom rūkytą papriką. Uždengiam antru ir pakočiojam dar. Pridėliojam įdaro ant tešlos. Uždengiam viską tešlos lakštu. Apspaudom gerai, kad paskui neišsižiotų bevirdami. Susipjaustom, kaip jums patogiau. Aš tiesiog be likučių supjaustysiu su peiliuku. Pasidedam į šalį ir pasiruošim padažą. Į keptuvę dedam šoninės ir svogūnų smulkintų. Ir apkepsim viską. Kai svogūnai pradeda ruduot, įpilam truputėlį vandens ir patroškinsim. Neilgai, porą minučių. Padažas paruoštas. Pasidedam į šalį. Užsikaičiam puodą koldūnams. Beriam druskos. Ir sudedam mūsų koldūnus. Palaukiam, kol iškilsa. Pavirsim 4 minutės, išgriebiam į keptuvę su padažu. Atrodo kaip kiaušiniai kepti. Truputį pamaišom, kad pasiskirstytų padažas ir jie nesuliptų. Įsidedam barbekių padažo pagal skonį, kaip mėgstat. Ir lekiam valgyt.